Sveiki! Šiandien kalbėsime apie mikroorganizmus ir paviršiaus aktyviasias medžiagas. Gintarė, kur šį kartą mane pasikvietei? Labas, Gabrielė, pasikviečiau tave į Nando R&D skyrių. Tai yra mūsų tiek gamybinės patalpos, tiek ir laboratorijos, tiek paviršiaus aktyvių medžiagų, tiek ir mikrobiologinių produktų. Ir taip pat kviesiu į mūsų pokalbį įsitraukti mūsų mokslininkus, tiksliau sakant, šiandien mokslininkės, ir plačiau pakomentuoti rūpimus dalykus. Kalbėsim mes apie mikroorganizmų pirmiausia svarbą. Aišku, čia turim jau paruoštų mikroorganizmų, augintų, pamatysim, toliau mokslininkai, kaip sakė Gintarė, mūsų pažindins, bet žinom, kad mikroorganizmai yra labai svarbus apskritai žmonių gyvenime ir augalų gyvenime, nes jie 90% suskaido organinės medžiagas. Visa kita atlieka kitos gyvybės formos. Tai va, Gintarė, pirmiausia, gal mes apie pačią pradžią agrotechnologijų kalbėkime apie bandymą, kurį mes įrengėme Liepos mėnesį, tiksliau jūs, Nando, įrengėte Šakių rajone, po to iškasėt mėginius, juos pasvėrėt ir buvo apdorota biotero produktu, ar ne? Vieni maišeliai buvo apdoroti, kiti ne. Išstovėjo beveik 2 mėnesius, jeigu klystu pataisyk mane. Bandymas įrengtas buvo rugpjūčio 16. Taip. Ir tuomet iškasimas dabar pastarojo mėginio vyko jau pačioje lapkričio pradžioje. Taip, tai kiek čia maždaug apie 2 mėnesiai. 2 mėnesiai, tai va. Ir mes turim rezultatus, tai aš matau, kad Gintarė yra pasiruošus pamokas atlikus ir pasakys mums, kiek yra skirtumas. Taip, tai iš tikrųjų pats bandymas, noriu šiek tiek sugrįžti į praeitį ir priminti, nuo to laiko, kada buvo įrengtas ir turėjome startinius parametrus, kurie buvo abiejose pusėse vienodi, tai dabar praėjus nepilnai 2 mėnesiams mes jau pradedame fiksuoti tam tikrus skirtumus. Ir pirmieji bandymo rezultatai jau yra atiduoti cheminiai analizai. Ir šiai dienai, ką mes turime skirtumus pačiame šiaudų svoryje. Šiaudai kokie dar pasakyk, buvo žieminių kviečių? Taip, buvo žieminių kviečių šiaudų liekanos, ir buvo visi maišeliai vienodo svorio, tai buvo 31 gramas atsvertas ir užkastas. Ir šiuo atveju mes jau turime skirtumą. Tai pusėje, kurioje buvo naudotas biotero produktas, iš 31 gramo yra likę šiek tiek daugiau negu 20 gramų. O ten, kur nebuvo naudotas biotero produktas, tai turime 22 su trupučiu gramų. Tai skirtumas procentaliai reiškiasi toje pusėje, kur naudotas biotero produktas, šiaudų masė pamažėjo 35%, o šiaudų masė ten, kur nebuvo naudotas mikrobiologinis produktas, pamažėjo 29%. Taigi turime tarp abiejų bandymo variantų 6% skirtumą šiai dienai. Kalbant apie cheminės analizės, reikės rezultatų šiek tiek palaukti, nes ne nuo mūsų priklausančių aplinkybių, tiesiog laboratorija kol kas jų nėra pateikusi, nes visus bandymus stengiamės daryti nešališkai ir įtraukiame trečiasias šalis, kurios objektyviai įvertintų bandymų rezultatus. Mes medijose, straipsniuose, sekite mus, bet dar norėjau paklausti, tai yra vieno produkto agrotechnologijoje ar ne rezultatai? Taip. Taip, mes toliau eisime gilyn į mikrobiologiją ir matysime mėginius, mums mokslininkė pristatys 2 produktų BioN, Biotero ar BioNPK Powder S, Biotero, ir, kaip sakant, bendraja prasme gali pakomentuoti ir BioNo bakterijų, nemanau, kad jau išauginusi šiai dienai. Gerai, mes BioNo mikroorganizmo, kuris atlieka azoto įsavinimo funkciją augaluose, turime institute, esam panaudoję rudenį. Tai šitos rezultatus taip pat rasite mūsų socmedijose ir straipsniuose. Tai sveiki, esu Eurika Sukackaitė, dirbu įmonėje Nando, mikrobiologė. Ir iš tikrųjų šiandien pakalbėsim apie produktus, Nando produktus, tai yra šiaudų skaidymo produktas Biotero ir taip pat dirvos gerinimo produktas BioNPK Powder S. Tai tęsiant mintį apie šiaudų skaidymą, tai iš tikrųjų labai svarbų vaidmenį atlieka būtent mikroorganizmai, kadangi jie išskiria fermentus.
Tai, kaip žinom, skaidymas pats kaip procesas turbūt vyktų savaime, bet jis užtruktų labai daug laiko. Tai mikroorganizmai būtent išskirdami fermentus, būtent pagreitina tą reakciją. Tai nėra taip, kad patys mikroorganizmai atlieka skaidymą, bet savo skirtais produktais jie tiesiog pagreitina visas tas reakcijas. Tai produkto Bioterra sudėtyje yra 4 mikroskopiniai grybai ir 3 bakterijos. Tai vienas iš tokių grybų tai yra Trichoderma ricei. Iš tikrųjų, tai yra bene svarbiausias turbūt grybas šioje sudėtyje, kadangi jis išskiria tiek celiuliozę skaidančius fermentus ir taip pat ligniną skaidančius fermentus. Kaip žinome, pačio šiaudo sudėties pagrindiniai elementai ir yra ligninas, kuris yra sunkiausiai skaidomas elementas ir taip pat yra celiuliozė. Tai dar sudėtyje yra Aspergillus savamori, taip pat labai svarbus grybas, kadangi jisai išskiria tokius fermentus, kurie skaido cukrų ir krakmolą. Dar sudėtyje yra 2 grybai, tai yra Pleurotus ostreatus ir Trametes versicolor, kurie išskiria būtent ligniną skaidančius fermentus. Tai yra lakazės, tačiau jie išskiria skirtingas tas lakazės ir todėl abudu mikroorganizmai yra labai svarbus sudėtyje. Kaip minėjau, dar yra 3 bakterijos, tai yra 2 iš jų yra Cellulomonas rūšies bakterijos. Tai jos labiausiai prisideda prie celiuliozės skaidymo ir hemiceliuliozės skaidymo, o Bacillus subtilis, kaip žinom, yra labai svarbus antipatogeninėms savybėms pasižymintis mikroorganizmas. Tai visi išvardinti mikroorganizmai yra labai svarbus ir atrinkti specialiai įeinantys į Bioterra sudėtį. Ir būtent, kuo pasižymi produktas Bioterra, tai svarbiausios turbūt yra 2 funkcijos, tai yra mineralinių medžiagų grąžinimas atgal į dirvą ir taip pat antipatogeniniai savybės. Kitas produktas Nando produktų krepšelyje yra BioNPK powderes. Jisai gali būti aplikuojamas ant dirvos ir taip pat gali juo būti veliamos sėklos. Tai yra dirvos gerinimo produktas, kadangi jisai skatina tam tikrus procesus dirvožemiai. Tai daugiausiai tai yra susijęs su medžiagų atpalaidavimu iš netirpių formų ir tos formos yra paverčiamos tirpiomis ir taip augalas gali jas pasisavinti. Tai produkto sudėtyje yra 6 bakterijos. Daugiausia tai yra Bacillus rūšies bakterijos, jų yra 6 ir taip pat yra 2 grybai. Tai vienas iš jų yra Trichoderma viride. Jis yra labai svarbus antipatogeninėm savybėm pasižymintis mikroorganizmas. Na ir taip pat yra mikorizinis grybas, kuris plečia augalo šaknyną ir taip pagerina medžiagų pasisavinimą. Taip pat 6 Bacillus bakterijos yra atrinktos neatsitiktinai, kiekviena iš jų pasižymi skirtingomis savybėmis. Tai Penibacillus azotofixans azotą iš atmosferos fiksuojanti bakterija. Bacillus megatherium tai yra fosforą iš netirpių formų atpalaiduojanti bakterija. Bacillus mucilaginosus kalį iš netirpių formų atpalaiduojanti bakterija. Bacillus subtilis pasižymi antipatogeninėms savybėm ir šiaip yra augalo augimą skatinantis mikroorganizmas. Bacillus licheniformis taip pat pasižymi antipatogeninėms savybėm. Ir dar viena bakterija tai yra Bacillus mycoides, kuri yra atsakinga už silicio atpalaidavimą. Kaip žinom, silicis yra labai svarbus augalo elementas, kadangi jis svarbus tuo, kad augalas tampa atsparesnis biotiniam ir abiotiniam stresam. Sveiki, aš esu Ieva Čelkaitė, dirbu pavirčiaus aktyviųjų medžiagų laboratorijoje Nando įmonėje ir šiandien jums pademonstruosiu 3 produktų veikimą, tai yra Periplus Leaf, Lignumas ir pH Powers. Tai gal pradžioje pradėkime nuo pH Water Powerio. Tai, kaip žinote, visą laiką pirmas žingsnis ruošiant rezervuaro mišinį reikia susireguliuoti pH-ą. Tam mūsų produkte yra įdėtas indikatorius ir jisai reaguoja į terpės pH ir mes vizualiai galime nustatyti, ar jau yra tinkamas pH, nenaudojant jokių papildomų prietaisų ar pH juostelių. Tai šiuo metu galime naudoti 200 ml vandens. Naudojame produkto pH Water Power.
dedame vieną lašiuką produkto ir matome, jog spalva yra geltona. Tai reiškia, kad šiuo metu gelsva. Šiuo metu šio tirpalo pH yra šarminis virš 8. Į kitą 200 ml stiklinę dedame 2 lašiukus. Žiūrime, ar tai bus užtektinai pasiekti. Turime ryškesnę geltoną spalvą, tačiau tai nėra dar mums tinkamas pH. Manau, galėtume dar vieną lašiuką. Štai kaip matome, 200 ml vandens, 5 lašiukai puikiai pakeičia pH iki mums reikiamo, kas yra 5,5 ir šiuo metu mes gauname oranžinės spalvos tirpalą. Tai reiškia, įdėję daugiau negu 5, mes jau galime pamatyti, jog tirpalas yra rožinės spalvos, kas mums indikuoja, jog pH jau yra rūgštinis, tai yra mažiau negu 5. Taigi, kodėl yra svarbu reguliuoti pH? Todėl jeigu matome tirpalo geltoną spalvą, tai mums indikuoja, kad yra šarminė terpė ir šarminėje terpėje vyksta šarminė hidrolizė. Kuo šarminės hidrolizės metu visos veikliosios medžiagos yra deaktyvuojamos. Matome oranžinę spalvą tirpale, tai mums yra tinkama spalva, o kai pamatome raudoną, tai yra rūgštus pH, kuris mums indikuoja, jog darbinio tirpalo stabilumas gali sutrikti. Tačiau yra tam tikri pesticidai, kurie reikalauja šiek tiek rūgštesnės terpės, tačiau 5,5, ką indikuoja mūsų oranžinė spalva, tikrai bus pati tinkamiausia naudojant su visais pesticidais. Produkto naudojimo koncentracija turėtų būti nuo 0,1 iki 0,2%, bet tai labai priklauso ne tik nuo jūsų vandens pH, bet taip pat ir nuo vandens kietumo. Didžiausia paviršiaus aktyviųjų medžiagų savybė svarbiausia yra mažinti paviršiaus įtampį. Todėl mes savo asortimente turim 2 produktus, kurie geba efektyviai mažinti paviršiaus įtampį. Tai yra vienas produktas Periplus Leaf, kuris pagamintas modifikuoto organo silikonų pagrindu, ir antrasis tai būtų lignumas, kuris yra pagamintas atoksilintų alkoholių pagrindu. Tai dabar pademonstruosiu jų sklidimą. Pradėkime pirmą nuo lignumo. Pasigaminame maždaug 0,1% tirpalą ir tuomet paimdami 50 mikrolitrų stebime jo sklidimą. Palyginimui galime paimti tiesiog paprasto vandens lašelio, taip pat 50 mikrolitrų. Ir stebėti. Lignum savybė labiau yra prilipti prie augalo lapo, o nesklisti, dėl to yra labai tinkama naudoti su herbicidais. Kitas jau premium klasės produktas Periplus Leaf, taip pat jo gaminame 0,1% tirpalą. Jis labai efektyviai geba sumažinti paviršiaus įtempį ir tai labai aiškiai matosi per jo sklidimą. Naudojant šį produktą, pavyzdžiui, ankstų rytą ir jau esant drąsos lašeliams, Periplus Leaf geba surinkti ant lapo esančius lašelius ir prijungti. Puikiai pavyko. Visi šiandien mano pademonstruoti produktai ir lignumas, ir Periplus Leaf, ir pH Water Poweris yra universalūs ir tinka su visais pesticidais. Testinius tyrimus Biotero produkto, tai yra šiaudų skaidymui skirto produkto, atliksime balandžio mėnesį ir po metų, tai yra kitą rugpjūtį. O apie šios produktus, tai paviršiaus aktyviasias medžiagas, kurias ką tik pristatė mums Ieva, galite sužinoti daugiau ir įsigyti juos paskambinę akcinės bendrovės Linas Agro regioniniams agronomams.